Vieną dieną 1900-aisiais Paryžiuje tam tikro karaliaus pasiuntinys įžengė į viešnamį Prancūzijos sostinėje. Ji veikė savo darbdavio 64 metų Leopoldo II vardu. Mergina, kurios jis ieškojo, buvo Karolina Lacroix, vos 16 metų. Tai buvo vienos skandalingiausių Europos karališkųjų romanų pradžia, kuris pavertė Lacroix labiausiai nekenčiama Belgijos moterimi ir kartu multimilijonierė. Taigi panagrinėkime jos istoriją. Nors šiandien ji daugiausia žinoma kaip Karolina Lacroix, moteris, kuri tapo Belgijos karaliaus meiluže, iš tikrųjų gimė vardu Blanche Célia Joséphine de Lacroix. 1883 metų gegužės 13 dieną Bukarešto mieste, Rumunijos karalystėje. Jos tėvas buvo vyras vardu Julius de Lacroix, o motina Katerina Joséphine Sebilė. Duomenų apie jos ankstyvąjį gyvenimą nedaug ir įgavo tam tikrą mitinį pobūdį dėl to, kas vėliau nutiko jos gyvenime. Viena istorija teigia, kad ji buvo 13 savo tėvų vaikas. Kiti teigia, kad jos tėvas buvo Prancūzijos diplomatas, paskirtas į Bukareštą Blanchės gimimo metu, o kai kurie jį apibūdina kukliau, kaip Prancūzijos legacijos mieste prižiūrėtoja. Kiti šaltiniai teigia, kad be savo pagrindinio darbo jis užsiėmė ir įvairiais pelno siekiančiais verslo sumanymais Rumunijoje, šalyje, kurios naftos turtai tapo ekonomiškai svarbus Europai industrializuojantis. Kad ir kokia būtų tiesa, akivaizdu, kad šeimai nepavyko praturtėti. Blanche jaunystėje turėjo dirbti barmene, o dešimtmečio pabaigoje, kai ji dar buvo paauglė, jau dirbo savo viešnamyje. Ten ji pradėjo vadintis Karolina. Belle Époque laikais Paryžiuje buvo įprasta, kad tokio darbo žmonės naudotų slapyvardžius ir netrukus ji patraukė labai svarbių asmenų dėmesį. Akivaizdu, kad Karolina jau buvo įgijusi reputaciją iki 1900 metų, kai artėjo jos 17 gimtadienis. Ir būtent tuo metu Leopoldas II, belgų karalius, nuo 1865 metų lankėsi Prancūzijos sostinėje. Tuo metu Karolina buvo Antuano Emanuelio Duryea, buvusio Prancūzijos karininko, kuris buvo 18 metų vyresnis už ją meilužė. Duryea taip pat veikė kaip tai, ką šiandien vadintume suteneriu. Žmogus, kuris organizavo jo susitikimus su turtingais klientais. Jie buvo keista pora. Duryea turėjo lošimo problemų ir nors jie uždirbdavo pinigų, jie nuolat vėlavo mokėti sąskaitas, gyvendami prabangiame Eliziejaus rūmų viešbutyje sostinėje. Būtent tuo metu Leopoldas lankėsi Prancūzijoje ir išgirdo apie Karoliną Lacroix. Ji buvo apibūdinama kaip aukštesnė už vidutinį ūgį, pilnų formų, tačiau grakšti, su gražia oda ir gausiais kaštoniniais plaukais. Susižavėjęs, jis tada pasiuntė vieną iš savo darbuotojų į Eliziejaus rūmus, kur ji pasakė: "Pone, mane pas jūs atsiuntė vienas ponas, kuris jūs pastebėjo. Jis yra labai aukšto rango asmuo, tačiau jo iškili padėtis verčia mane neskelbti jo vardo." Susitikimas su Leopoldu buvo suorganizuotas jau kitą dieną. Pasak Karolinos atsiminimų, kuriuos ji paskelbė po kelių dešimtmečių, ji iš karto tapo Leopoldo meilužė, nes jis pakvietė ją keliauti kartu į Austriją. Po pirmojo susitikimo buvo pasiektas susitarimas, pagal kurį Duryea buvo išmokėta kompensacija. Kai žinia apie santykius iškilo į viešumą, Leopoldo ryšiai su de Lacroix greitai tapo viešu skandalu. Nors jis anksčiau turėjo ir kitų meilužių, užsidirbdamas pravardę belgų ir gražių moterų karalius, jo romanas su Karolina buvo kitoks nei visi kiti. Visų pirma, ji buvo išdidi, aštraus būdo ir menkai išsilavinusi paprasta moteris, kuri buvo dirbusi prostitute, o jis buvo beveik 100 metų vyresnis. Leopoldas taip pat vis dar buvo vedęs savo kantrią žmoną Mariją Henrietę iš Austrijos, su kuria turėjo 4 vaikus. 3 dukteris, kurios dar buvo gyvos, ir sūnų, kuris mirė vaikystėje. Marija Henrieta mirė 1902 metų rugsėjį, tačiau pirmuosius 2,5 metų, kai karalius susitikinėjo su savo paaugle meiluže, jis buvo vedęs vyras. Net prieš karalienės mirtį Karolinos vaidmenį Leopoldo gyvenime darėsi vis sunkiau nuslėpti. Nors jis dažniausiai leisdavo jai keliauti, prisidengus svetimą pavardę, jis ėmėsi neįprasto žingsnio ir atsivedė ją su savimi į karalienės Viktorijos laidotuves 1901 metais. Tai sukėlė skandalą Europos rūmuose ir šokiravo Briuselį.
Kai kitais metais mirė jo paties karalienė, paskutiniai suvaržymai išnyko ir Karolinos padėtis tapo atvirai pripažinta. Ironiška, bet toks įžūlus savo meilužės demonstravimas Leopoldui kainavo daugiau populiarumo tėvynėje, nei net jo žiaurūs nusikaltimai Konge, kaip netrukus pamatysime. Galiausiai pora kartų susilaukė 2 vaikų. 1906 metai vasarį gimė sūnus vardu Lucienas Filipas. Antrasis sūnus, Filipas Henris, gimė 1907 metų spalį. 2 sūnų gimimas dar labiau komplikavo jų santykius. Nors jie buvo nesantuokiniai, Leopoldo vienintelis sūnus iš pirmosios žmonos buvo miręs vaikystėje. Ir kadangi pagal Belgijos įstatymus moterys negalėjo paveldėti sosto, jis buvo gundomas pripažinti savo sūnus, gimusius iš santykių su Lacroix, kad vienas iš jo vaikų galėtų perimti sostą po jo. Galiausiai jis to niekada nepadarė, o kai mirė 1909 metais, jį sostę pakeitė jo sūnėnas Albertas. Po jo žmonos mirties daugelį metų sklandė nuolatinės kalbos, kad Leopoldas slapta vedė Karoliną. Santuoka, kuri būtų buvusi skandalinga, net jei ji nebūtų buvusi kurtizanė ir beveik per pusę amžiaus jaunesnė už jį. Taip yra todėl, kad tokia sąjunga buvo laikoma morganatinė santuoka, tai yra santuoka tarp skirtingo socialinio sluoksnio žmonių. Nors tokios santuokos šiuolaikiniu laikotarpiu tapo plačiai priimtos, iki 20 amžiaus vidurio iš karališkųjų sutuoktinių buvo tikimasi, kad jie bus kilę iš kitų karališkųjų šeimų arba aukščiausios aristokratijos. Bet koks žemesnis statusas buvo laikomas dinastinės tradicijos pažeidimu ir dažniausiai sulaukdavo aršaus pasipriešinimo. Šios kalbos pasiekė aukščiausią tašką 1906 metais, kai laikraščiai visame pasaulyje pradėjo skelbti istorijas, kad Leopoldas vedė Karoliną. Pavyzdžiui, iškart po 1906 kalėdų Naujosios Zelandijos laikraštis Star paskelbė jos aprašymą pavadinimu Belgijos valdovo morganatinė žmona. James iš esmės buvo užsiminta be jokių įrodymų, kad vestuvės jau įvyko, kad Karolina jau buvo morganatinėje santuokoje su Leopoldu ir kad jį rezgė planus, kaip jos vaikai būtų įtraukti į Belgijos sosto paveldėjimo eilę. Iš tikrųjų, nėra jokių įrodymų, kad tokia ankstyva santuoka kada nors būtų įvykusi. Karolinai pavyko įtikinti Leopoldą ją vesti tik paskutinėmis jo gyvenimo dienomis. Nuolatinis gandas, kad jie susituokė dar 1906 metais. Kilo tada, kai karalius staiga suteikė jai baroninės von titulą po jų pirmojo sūnaus gimimo. Tų metų vasarį šis veiksmas buvo toks neįprastas, kad daugelis manė, jog tai galėjo būti įmanoma tik santuokos dėka. Netrukus sugrįšime prie paskutinių Leopoldo gyvenimo dienų, tačiau pirmiausia turime pažvelgti į tikrasias aplinkybės, kuriomis jį gyveno 20 amžiaus pradžioje. Tuo metu Leopoldas buvo vienas turtingiausių žmonių pasaulyje. Tai buvo dėl jo kolonijinių valdų Afrikoje. Afrikos kolonijinių dalybų įkarštyje Leopoldas įgijo didžiulės Kongo teritorijos kontrolę per Berlyno kongresą 1884 metais. Skirtingai nei tokios šalys kaip Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija ar Italija, kurios tuo metu įsigijo kolonijas visame žemyne, Kongas netapo Belgijos kolonija. Vietoj to tai buvo privatus Leopoldui asmeniškai priklausantis feodas. Per artimiausius 24 metus jis intensyviai vystė šią teritoriją kaip žaliavų, tokių kaip kaučiukas ir dramblio kaulas šaltinį. Šiandien visiško jo valdymo žiaurumo mastas yra atskleistas. Paaiškėjo, kad Leopoldas ten laikė savo privačias pajėgas, kurios užsiėmė masiniu vergavimu ir siaubingais veiksmais, siekdamos maksimaliai padidinti jo pelną. Šio proceso metu jis tapo nepaprastai turtingas. Belgijoje Karolina greitai tapo itin nepopuliari, kai paaiškėjo, kad milžiniški turtai, kuriuos Leopoldas išgaudavo iš Kongo, nepraturtino šalies, o finansavo jo asmeninį gyvenimą su moterimi, kuri buvo pakankamai jauna, kad galėtų būti jo anūkė. Karolina tapo matomiausia šio grobstymo naudos gavėja. Ji buvo apdovanota didžiuliais rūmais Briuselyje, su tarnais ir apstatytais karaliaus lėšomis, bei prabangia vila Prancūzijos rivjeroje – Vila La Leopolda. Įrodos neišsenkantis pinigų srautas, tenkinantis kiekvieną jos užgaidą, kai jie apsipirkinėjo ir keliavo po Europą karaliaus draugijoje. Kai ji pasiskundė, kad jos apsipirkimo kelionės Briuselyje trumpėja dėl traukinių tvarkaraščio,
Karalius paprasčiausiai pavėlino greitąjį reisą valanda, taip užtikrindamas vėlesnį išvykimą iš miesto centro į Larkeną, kur jos rūmai stovėjo sostinės pakraštyje. Tačiau visa tai buvo kruvini pinigai, gauti iš nusikaltimų, kuriuos Leopoldo pareigūnai vykdė Kongo teritorijoje. Dėl to ji greitai tapo žinoma kaip Kongo karalienė. Iki 1908 metai šie nusikaltimai tapo žinomi Europoje ir Belgijos vyriausybė atėmė koloniją iš jo bei perėmė ją tiesiogiai savo kontrolėn. Nepaisant visų turtų, kuriuos gavo iš savo mylimojo, Karolina toliau susitikinėjo su savo buvusiu suteneriu, Antuanu Emanueliu Diurie. Jis sekė ją į Briuselį ir tikėtina gyveno iš pinigų, kuriuos gavo iš jos. Kartais jis net buvo pastebėtas einantis į jos namus ir išeinantis iš jų, o jos bandymai tai nuslėpti teigiant, kad jis yra jos brolis, veikė tik kurį laiką. Leopoldas greitai suprato, kad kažkas vyksta ir jo pavydas augo. Po akistatos su ja, jis įsakė nugriauti visas vizualinės kliūtis tarp jos namų ir jo netoliese esančių rūmų, kad galėtų tiesiai žiūrėti per teritoriją ir nuolat stebėti ją bei visus, kurie drįstų ją aplankyti. 1909 m. gruodžio pradžioje Leopoldas sunkiai susirgo. Tada gruodžio 12-ąją po daugelio metų atsisakymo tai padaryti, jis pagaliau vedė Karoliną. Praėjus 5 dienoms, būdamas 74 metų amžiaus, jis mirė, o jį pakeitė jo sūnėnas Albertas. Iškart kilo ginčai. Leopoldas buvo taip sutvarkęs savo testamentą ir finansus, kad didžioji dalis buvo palikta Karolinai arba perkelta į patikos fondus ir fiktyves įmonės jų 2 sūnums, kai jie užaugs. Tiksliai suma iki šiol lieka neaiški, tačiau beveik nebejotinai jis siekė 10 milijonų tais laikais, o šiandien tai būtų maždaug milijardas ar daugiau dolerių. Leopoldo santykiai su dukterimis iš pirmosios santuokos jau daugelį metų buvo įtempti ir joms abiem buvo palikta apie 6 milijonus frankų. Tai buvo tik maža dalis milžiniško turto, kurį jis įgijo dėl savo siaubingų veiksmų Kongoje, ir bet kuriuo atveju ši suma joms iš esmės buvo suteikta per Belgijos valstybę, o ne pagal Leopoldo testamentą. Karalius netgi atsisakė matyti su savo dukterimis gulėdamas mirties patale, tačiau Karolina buvo šalia, kai jis mirė. Teisinės bylos ėmė gausėti nuo pat Leopoldo mirties momento, kai jo dukterys bandė įgyti daugiau turto. Karalius Albertas taip pat bandė susigrąžinti dalį to, ką Leopoldas buvo palikęs savo ilgametiai meilužiai. Pavyzdžiui, ji buvo iškeldinta iš Villa La Leopolda Prancūzijos rivjeroje, kurią naujasis belgų karalius susigrąžino į Belgijos karūnos nuosavybę. Karolina dabar tapo dar labiau nekenčiama Belgijos visuomenės. Ir bent vieną kartą jos karieta Briuselio gatvėse buvo apmėtyta akmenimis. Tačiau ji atrodė beveik nesujaudinta priešiškumo ar savo reputacijos. Vietoj to ji ištekėjo už Diurijos, kuris per 9,5 metų, kai ji buvo Leopoldo meilužė, su ja susitikinėjo su pertraukomis. Keista, bet po to, kai beveik 10 metį tęsėsi jų keisti slapti santykiai, santuoka tapo jų žlugimo priežastimi. Santuoka greitai pašlijo ir jie išsiskyrė. 1913 metais. Karolina gyveno prabangų gyvenimą po Leopoldo mirties, taip pat po antrosios santuokos ir skyrybų, nepaisant teisminių bylų ir kitų kliučių. Ji paveldėjo bent 7 milijonus JAV dolerių vertės jo turto, o galbūt ir daugiau. Tai šiuolaikiniais terminais būtų didžiulė suma. Ji turėjo keletą žymių piršlių tarp vakarų Europos didikų, tačiau daugiau niekada neištekėjo. Jos jaunesnysis sūnus Filipas mirė 1914 metais, tačiau vyresnysis sūnus gyveno ilgą gyvenimą iki 1984 metų, turėdamas Telfureno kunigaikščio titulą. Karolinos vėlesnis gyvenimas, palyginti su pirmuoju ir antruoju 20 amžiaus dešimtmečiais, buvo gana ramus. Ji gyveno ramų, labai patogų gyvenimą. Šiek tiek keistai pasielgusi, kai aplink ją kilęs skandalas jau buvo nurimęs ir Europa ją beveik pamiršusi, Karolina nusprendė 1930-aisiais išleisti savo gyvenimo atsiminimus. Jis buvo išleistas 1937 metais anglų kalba pavadinimu A Commoner Married a King, kai pasakojo baroninė de Vogan Polui Fui. Istorikai paprastai atsargiai vertina šių atsiminimų turinį, nes daugelis dalykų, kuriuos Karolina pasakojo Polui Fui, gali būti netikslus arba tiesiog pateikti siekiant parodyti save geresnėje šviesoje.
Ji išgyveno Antrąjį pasaulinį karą ir mirė pietvakarių Prancūzijoje 1948 metų vasario 12 dieną, sulaukusi 64 metų. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Karoliną Lacroix. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie jos gyvenimą ir jei turite kokių nors pasiūlymų, taip pat praneškite apie tai komentaruose. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę mano kanalą ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik juos įkeliu. Na tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Lives epizode. Ačiū.